Rytoj švęsime Tarptautinę motinos dieną. Tai proga, kai savo brangiausiam žmogui, mamai, visais įmanomais būdais galime padėkoti už tai, kad ją turime. Daugelis tą dieną nepamirštame įteikti gėlių, apkabinti ir pasakyti myliu. O jei parašytume mamai laišką, kaip tai darė daugelis Vilniaus mokyklų pradinukų. Mieloji mamytė, sveikinu tave mamytės dienos proga. Tu man esi brangiausias žmogus pasaulyje. Man patinka būti su tavimi, aptarti dienos įspūdžius, žaisti, skaityti, prisigalvoti smagių pramogų. Tu pati nuostabiausia mamytė. Norėčiau, kad taip būtų visada. Aš širdyje labai myliu savo mamą. Vilniaus visuomenės sveikatos biuras jau antrus metus iš eilės organizuoja gražią ir jautrią akciją diktantą, virstantį gražiausių mamai ir tėčiui skirtų laiškų, kurį rašo pradinių klasių moksleiviai. Tiesa, pirmokėliams ir antrokėliams diktantas būtų kiek per sudėtinga užduotis. Užtat laišką jie stengiasi apipavidalinti taip, kad jis būtų išskirtinis ir pats gražiausias. Kaip tu galvoji, kodėl mamytei reikia parašyti tokį laišką? Todėl, kad artėja mamos diena ir reikia mamai paruošti dovaną, nes kaip ir mums būna gimtadieniai ir vaikų gal diena netgi būna, tai ir mamų turi būti diena ir jai kažkada reikia padovanoti kažką. Šitą laišką rašau dėl to, kad nesirgtų, kad būtų sveika visą laiką ir kad gyventų visą laiką. Todėl, kad labai aš ją myliu. Ką tu šito laiško nori mamytei pasakyti? Kad jinai tiesiog gal turėtų daugiau pasiilsėti, gal šiek tiek savo sveikatą pasaugoti, ir kad jinai niekada nesirgtų. Kad jinai būtų sveika, nes, kaip ir sakiau, jau, nes malonu, kad yra mama sveika, nes kai mama nelabai gerai gyvena, tai būna liūdna. Pagrindinė idėja yra vaikams pasveikinti savo brangiausius artimiausius žmonės su motinos ir tėvelio dienos proga ir kartu tai susijęti su onkologinių susirgimų prevencija ir kad vaikai ne tik pasakytų, kaip myli, kaip vertina savo tėvus, bet kad galbūt per juos ateitų tėvams žinia, kad jie gali pasitikrinti dėl tam tikrų prevencinių programų, kurios yra finansuojamos valstybės. Valstybė finansuoja 6 sveikatos patikrų programas, 4 iš jų susijusios su onkologinėmis ligomis – gimdos kaklelio, krūties, prostatos ir storosios žarnos vėžių. Turbūt daugelis sutiks, kad nuolatos skubame, stengiamės viskuo pasirūpinti ir savo sveikatos patikrinimą atidėliojame vėlesniam laikui. Tai ypač būdinga mamoms. Viliamės, kad mums negresia jokia rimta liga, bent jau dabar, tačiau nepagalvojame, kad galime ne tik bet kada susirgti, bet ir jau sirgti apie tai nieko neįtardami. Kad tėveliai surastų laiko pasitikrinti sveikatą, vaikų pagalbos prašoma neatsitiktinai. Juk poreikis turėti sveiką mamą ar tėtį yra pats svarbiausias. Viena iš priežasčių yra ta, kad ir vaikai suprastų, kokie tėvai jiems yra brangus ir kad jie taip pat turi prisidėti prie sveikatos. Kita iš minčių yra, darbingo amžiaus žmonės yra pakankamai sunkiai pasiekiama auditorija, o vaikai yra tie tarpininkai, per kuriuos mes galime pasiekti tuos tėvelius, kurie ir yra ta darbingo amžiaus auditorija ir kuriems galime perteikti tam tikrą žinutę. O ką tau reiškia mamytė? Mama reiškia viską. O kaip tu galvoji, kodėl apskritai reikia taip mamytėmis rūpintis? Nes jeigu nesirūpinsi mamom, tai man atrodo, kad jos gali labai greitai pavargti ir taip nervuotis. Kaip mama būna nesveikai, jie tad nebūna šalia tavęs, kaip mokytojas sakė, neduoda tau bučinuką, nebūna šalia, nepaskaito kokių pasakų arba nepadeda kažko tai. Tai geriau, kai mamytė sveika yra? Daug geriau. Ir kas būna geriau, kai mamytė būna sveika? Kad jinai gali stovėti, nes kai susirga kartais, tai reikia gulėti ir negali tiek daug skirti dėmesio mums. Visą šeimą, manau, bus geriau. Turės mamą, kuri gamins valgyti, išprausmus.
Pasak Vilniaus visuomenės sveikatos biuro atstovės, šiuo diktantu mamai visus mokytojus, mokinius ir tėvelius stengiamasi suvienyti bendram darbui, kad kuo platesnė auditorija žmonių, ypač darbingo amžiaus, pasiektų žinia apie valstybės finansuojamas sveikatos patikrų programas. Jei tėveliai sveikatą tikrinsis reguliariai, susirgimai bus nustatomi dar šiems neįsisenėjus ir netekčių dėl onkologinių ligų ženkliai sumažės. Organizatorius džiugina tai, kad projekte dalyvaujančių ugdymo įstaigų skaičius šiemet pastebimai išaugo, todėl tikimasi, kad vaikų laiškus gaus daug daugiau tėvelių nei pernai. O ką pasakysi mamytei, kai ateisi ir paduosi šitą laišką? Aš pasakysiu mamai, mama, aš tave labai myliu ir ačiū už viską. Pasakyčiau, mama, sveikinu tave su mamytės diena, linkiu, kad tesirgtum, kad pasitikrintum sveikatą, kad kuo ilgiau gyventum ir turėtum labai gerą širdį. Mes reikalingi savo vaikams, kaip ir jie mums. Taigi pasirūpinkime savo sveikata, saugokime vieni kitus, kad dar daug metų galėtume girdėti pačius gražiausius žodžius. Mama, ačiū, labai tave myliu.